Ar kartais matėte, kaip rašomi atvirukai? Jums paprasčiausiai reikės raudono lapo arba kažkokios kitos spalvos kartono. Galite imti ne tik tokį susigarbanojusį popierį, o ir krepinį popierių. Čia galima visai. Tai papuošimas. Čia galite daryti iš tokio pačio popieriaus kaip aš, arba iš krepinio. Galite pasirinkti bet kokią spalvą gėlytei ir padaryti trafaretą. Gėlytė turi būti ne ant viršaus kiaušinio, o ant čia ar čia. Tai taip atrodys, kad kiaušinis su gėlytė. Tai nesąmonė. Galite daryti 3 arba 1, lyginio skaičiaus nereikia. Čia aš vadinu birbiziukai. Su žirklėmis juos galite padaryti labai lengvai. Arba gražiausiai susukite pieštuku. Pasidarykite trafaretą ir gražiau atrodys, jeigu pasidarysite trafaretą viduriukui tokių 3 spalvų. Tai gražiai gaunasi. Puslapių darykite 9, 7, 5, 3 ar 1. Žinoma, 1 nedarysite ir 3. Kągi, verčiame pirmą puslapį. Žinoma, į paskutinį. Pradžioje nusibraižykime eilutes. Tada jas ištrinkime, kai jau parašysime. Kam rašote laišką, rašykite mielas, o tada galite dėti arba, šauktuką arba kablelį. Gausis tas pats. Parašykite, su kuo sveikinate ar dėl ko rašote. Ir palinkėkite kažko arba papasakokite apie save. Maždaug darykite 3 palinkėjimus arba 1, arba papasakokite 3 sakiniais arba 1. Parašykite datą kairėje apačioje. Parašykite vardą dešinėje apačioje. Tai štai toks turi būti mūsų atvirukas. Aš jį dariau tokį. Galite dovanoti, kam tik norite. Jei jis jums patiko, spauskite like. O jeigu jūs man pavydite, tada prenumeruokite mūsų kanalus ir žiūrėkite naujus klipus.